Štai fizikus formulus. 2 grupės patinai varžosi dėl grupės lyderiavimo. Jie lygina savo formulių ilgį, storį, integralų dydį. Bet jie, žiūrėkit, kokiu jie žaibišku greičiu rašo. Visi likę fizikai sėdi, mokosi, žiūri, vertina. O, aš nespėjau sekti akimis. O, tai pasižiūrėkite. Tie simboliai, ką jie turi ant savo krūtinių, tai yra fizikos ženklai. Taip. Negaliu patikėti savo akimis. Tai fizikos anomalus. Viena rečiausia fizikų rūšių. Tai pasižiūrėkite ją. What the šyla. Kiti fizikai jos bijo kaip maro. Bet mūsų 2 herojai nepasilieka. Jie toliau kovoja. Aš žodžiu meilę. Žiūrėkit, žiūrėkit. Jinai įvertina kiekvieno integralo ilgį. O, fizikus romantikus. Dar viena labai reta fizikų rūšis. Jisai pradėjo konkuruoti su abiem fizikus formulus. Paneigė vieno teoriją. O, tai negali baigtis gerai. Štai jis atėmė kito garbę. Fizikus anomalus jį pastebi. Kažkas šį vakarą bus linksmi. O, žiūrėkit. That's love. Bet panašu, kad mūsų pagrindiniai herojai net nepastebėjo, kad fizikus anomalus išėjo. Na, panašu, kad jiem rūpėjo fizika. Štai, mes įžengėme į fizikos laboratoriją. Pamatyti, kaip fizikai gamina mokslą. Aš užsimaskavau, kad jie manęs net pažintų, kad aš nesutrukdyčiau jų normalaus gyvenimo ritmo. Dabar aš pabandysiu prieiti iš kitos pusės. Jie manęs nepastebės, nes aš užsimaskavęs. Įdomu. Tik pasižiūrėk į jūs. Gamta el naturalė. Gerai. Dabar aš pabandysiu prieiti iš kitos pusės ir pasižiūrėti, kaip atrodo jų gaminamas mokslas. Aš to nesuprantu, bet atrodo labai sudėtingai. Gerai. Jis beveik mane pastebėjo. Gerai. Dabar ką aš padarysiu? Fizikai nenualpsta, kai vyksta trumpasis jungimas. Šitai jau yra įrodyta, bet niekas nedarykite to namie. Silpnų žiūrovai nusisukite. Gerai. Dabar už 3, 2, 1 bandysiu aš ištraukti vieną laidą ir pasižiūrėti, kas bus. Jie manęs nemato. Aš pabandysiu daryti viską greitai, kad jie kuo mažiau nukentėtų. O ne, operatorius ant... O ne, mūsų operatorius nėra fizikas. Jis nualpo. Vargšelis. Greitai bus čia medikai, bet mes turim filmuoti toliau. Fizika mūsų laukia. Štai, tai pasižiūrėkite. Jie gyvi sveiki, bet biškį suirzę. Gerai, mes šios patinus paliksim trumpam ramybėje. Bet tai buvo šaunu. Gerai, pasišalinkime. Laukit, aš ištysiu operatorių. Štai, mes užkopėm į 9 aukštą fizikos fakultetą. Mes čia tikimės rasti tai, ką mokslininkai spekuliuoja, kad egzistuoja, o mes bandysim tai rasti. Tai yra fizikus anomalus lizdas. Tai va, fizikus anomalus negali gyventi tokiom pat sąlygom kaip fizikus vulgarus. Tai yra visai kitas porūšis. Bet mes dabar pabandysim išsiaiškinti, kaip tai atrodo. Na, pasekite mane. Čia sunkoka koks.
Fizikos romantikos yra mokslininkų manoma, kaip jis atsirado. Daug mokslininkų turi vyriausių teorijų. Bet populiariausia iš jų yra ta, kad fizikus anomalus skleidžia tam tikrą spinduliuotę. Ir nuo tos spinduliuotės fizikus vulgarus mutavo. Vulgarus prisitaikė prie fizikus anomalus. Ir dažniausiai mes fizikus vulgarus nuo fizikus romantikus neatskirsime. Bet kai fizikus romantikus sutinka fizikus anomalus, nutinka kai kas ypatingo. Ir mes manome, kad tais ypatingai yra lizdas. Ateikite. Aš jaučiu, kad lizdas yra netoli. Aš tai užuodžiu. I'm so excited. Štai, mes įžengėme į tai, kas panašu į fizikus anomalus ir fizikus romantikus lizdą. Aš pabandysiu prie jų prisiartinti arčiau. Vaikai, nekartokite to namie. Mane pastebėjo. To mano kontrakte nebuvo. Jie mane pastebėjo. Dabar žiūrėkit, kaip reikia elgtis tokiu momentu. Atsitraukti lengvai ir užsimaskuoti. Ir jie manęs nebematys ir greitai nurims. Jie nurimo. Dabar aš galiu vėl prisiartinti. Bet nedarykite to. Jie labai pavojingi, kai gina savo lizdą. Dabar aš galiu pasižiūrėti iš arčiau, ką jie daro. Jie atrodo mezga schemas. Gerai. Dabar, man atrodo, jie išalko. Fuksus pivonis! Nesitikėjau jo čia rasti, bet jis visur, kur tik reikia alaus. Kaip miela. Tas gamtos grožis. Žiūrėkit, tokie laimingi kartu. Gerai, aš pasistengsiu jiems netrukdyti, nes greit poravimosi metas. Atsitraukim iš liepų. Paliekime jų lizdą ramybę. Štai, mes jau čia pasislėpę 3 valandas ir laukiame, kol betemstant fizikai pradės rinktis šioje saugiausioje vietoje – fizikų urve. Jie čia traukia, betemstant. Palaukim. Ir pagrindinė priežastis, kodėl jie čia renkasi, yra amazing. Gerai, štai mes. Išaušus vakarui mums pavyko užfiksuoti Fuksus pivonis, kaip jis skuba į savo darbo vietą. Paprastai jis juda per dideliu greičiu, kad jį būtų įmanoma užfiksuoti mūsų aukšto greičio kameromis. Bet dabar, kai jis bando aprūpinti alumi didelį kiekį fizikos, jis yra tiek prilėtintas, kad mums pavyko jį pamatyti. Gorgeous. Štai jis. Tyliai, nekvėpuojam, kol praeis. Koks gražuolis. Koks greitis. Kiek alaus.